Už manęs yra rimtas miško džipas, kuris čia stovi apleistas jau maždaug 10 metų. Jeigu tiksliau, nuo 2015, kai man buvo vos 6 metukai. Šitas džipas yra pati pirma Opel Frontera. Ir jeigu dabar tiktas, kad pasakysiu jos metus, koks variklis, kiek galios, tai labai klystat, nes nežinau. Per šitos 10 apleistų metų dokumentai buvo pamesti, numerių nėra, o į mišką važinėti ir tempti rastus, taigi dokumentų nereikia. Ane? Mano broliai, chuliganai, su savo lipdukais ant galinių stiklų reiškiančių literaliai BB skiaušai. Blemba labai liūdna ta mūsų mašinų kultūra, bet kas dabar nebus liūdna, tai šita Opel Frontera, nes prie jos prisiliesiu aš. Mano tikslas ją yra atkelti tiek, kad gauti jai užtarnautus istorinius numerius. Gerai, jau žinom, kaip baigėsi su Passatu šitas pizingis, čia nebus jokių istorinių numerių. Jesus Christ. Mano tikslas yra ją tiesiog sutaisyti ir važinėti žiemą, kol Lexusas bus rezervuotas ilgoms kelionėms. Ir aišku, ištraukti vieną kitą BMP galbūt iš griovio, nes vis dėlto 4 varomi, reikia atiduoti visuomeniai savo dalį. Bet iki šito scenarijaus jie dar labai toli, nes pirmas darbas yra ją kažkaip užkurti ir ištraukti iš šitos daržinės. O norint tai padaryti, visų pirma reikia išsiaiškinti, kodėl sistemoje nėra antifrizo.